Kiekvienos moters mintyse sukasi panašūs klausimai. Kaip pirkti, kad visada turėtum ką rengtis, arba kaip neišleidžiant milijono visuomet atrodyti puikiai. Išmokti pertvarkyti spintą, kad iš jos ištraukus bet kurį drabužį, žinotum su kuo jį dėvėti ir tiesiog ką daryti, kai ima atrodyti, jog vis dėlto neturi kuo apsirengti. Į visus šios klausimus atsakymus turi stilistė Agnė Gilytė, kuri mums šį rytą papasakos, ar apskritai lietuvės moterys yra stilingos. Mano galva, lietuviai iš tikrųjų atrodo gerai, jie yra susitvarkę, yra pasitempę. Aišku, būna dienų, būna ir mano draugėms, ir mano klientėms, ir man pačiam kaip pačiai, kai būna, žinai, blogos dienos, blogų plaukų dienos, blogų rūbų dienos, tikrai būna. Bet iš principo, manau, kad mes jau išmokome atrodyti gerai ir išmokome atrodyti truputį kitaip ir nebijoti atrodyti truputį kitaip. Nes kai tu nori išreikšti save per rūbą, tu aišku, kad rizikuoji truputėlį būti originalesnis ir, sulaukti kažkokių kritikos strėlių. Bet tai kita vertus, tai išreiškia tave ir tavo asmenybę. Stilistė rekomenduoja žengti pirmuosius žingsnius link sąmoningos spintos. Visų pirma, pažiūrėti, ko mums joje trūksta ir tik tuomet su mintyse esamų sąrašėliu leistis į parduotuves. Žinoma, tikėtis, kad iš parduotuvės moteris grįž be naujų labai gražių batelių su nuolaida, tikėtis neverta, nes mes visos esame moterys ir mėgstame gražius daiktus. Tačiau turime būti sąmoningos, tada visuomet bus ką apsirengti. Žinoma, yra taisyklės mums nurodančios, kas kiek laiko reikėtų atnaujinti savo garderobą. Iš tikrųjų, kaip aš atsinaujinti siūlyčiau 2 kartus metuose, kas yra natūralu dėl sezonų, tačiau aš siūlyčiau daryti dar ir tarp sezoninės drabužių peržiūras. Kažkas galbūt kaba nedėvėtas jau, pavyzdžiui, pusę metų, galbūt kažkuris rūbas jau susidėvėjo, galbūt kažkuris rūbas, tarkim, yra dėvimas tik tai su vienu megztuku, ar ne, tai galbūt jam reikia daugiau kompanijos, ar ne, tai tarkim kelniams arba sijonui. Todėl būtent tokios revizijos padeda atsikratyti daiktų pertekliaus, kai atsidarius spintą, rodos, nėra kuo apsirengti. Dar vienas svarbus dalykas – tai sezoninių rūbų išpardavimas. Juk dažniausiai viską perkame dėl didelių nuolaidų, o iš tiesų tų daiktų mums visai nereikia. Tad labai svarbu atkreipti dėmesį, į kokius daiktus verta investuoti, o kur galime sutaupyti ir neišlaidauti. Mes investuojame į tuos daiktus, kurie yra labiausiai matomi. Tai yra, tarkim, lauko daiktai, ar net yra paltas, yra batai, yra rankinė, akivaizdu. Taip pat mes investuojame į viršutinės dalies daiktus, jeigu taip galima būtų palyginti, ar ne. Jeigu mes sprendžiame, ar ne, mūsų biudžetas yra tos, tai mes sprendžiam, ar geriau geras švarkas, ar geros kelnės. Vienareikšmiškai geras švarkas. Nes tave labiau mato su to švarku, tu ant jo nesėdi, jo netrini, ar ne, galbūt jį nusirengi, jisai lėčiau susidėvės, dėl to tas geras daiktas kaip kokybė yra geresnė investicija. Stilistė patarė, į ką neverta investuoti. Tai kasdienio vartojimo greitai sudėvimi daiktai. Pavyzdžiui, džinsai, kurių saugoti neverta, geriau kai atsibos nusipirkti naujus ir nebrangius. Jei kalbame apie baltus klasikinius marškinius, jų taip pat neverta pirkti labai brangių. Geriau turėti 5 pigesnius, bet labai baltus, nes skalbdama juos sudėvėsite, todėl bus negaila išmesti. Na, o paklausus, kokius daiktus šį sezoną įsigyti būtina, stilistė sako: vienareikšmiškai, jei dar neturite, reikia pagalvoti apie gerą paltą. Šiemet dar likusi pernykštė tendencija – didelis vyriško tipo paltas. Gal prie jo priderinsite ir skrybėlę. Ir kitas dalykas, tai tos, kurios, nelabai nešioja aukštakulnius, bet galbūt galvoja, gal reikėtų įsigyti. Labai raginčiau įsigyti aukštakulnius, ilgaulius batus, storų kulnų ir plačių aulų. Tie batai neatrodo tokie, poniutiški, kaip, žinai, yra moteris, sako, aš nešioju aukštakulnių, man čia labai ponių stilius ir taip toliau. O jie tokie grubus, bet storo aukštų kulnų ir labai gerai, labai lieknai kojose atrodo. Stilistė primena, kad šio sezono mada daug ir smulkių aksesuarų. Tai žinoma tinka jau naujųjų metų nakčiai. Tad reikėtų puoštis ne vieną plačią apyrankę, o daug smulkių. Mautis ne vieną storą žiedą, bet keletą plonyčių. Vėrinį taip pat galite atidėti kitoms šventėms. Vietoje jo rinkite skirtingo ilgio siaurutes grandinėlės. Tad naujųjų metų puotos akcentas – smulkus ir gausūs aksesuarai. Aišku, reikia niekada nepamiršti, kaip puošies aksesuarais, kad yra ta gera taisyklė. Pažiūri veidus, jeigu dvejoji, per daug, tai aišku vieną nusijėmi. Ne? Čia yra taisyklė numeris 1. Tai va, kitas aksesuaras, per naujus metus aš įsiūlyčiau net ne kaip aksesuarą, bet labiau kaip spalvą, ar ne? Pabandykime išlipti iš juodos. Aš irgi, pasipažiūrėjau šiandien balta spalva, nors yra žiema, bet mano galva, kad žiemą, kai žinai, kai yra balta, kai yra viskas bliza, kaip yra viskas gaivu, nenoris to lengvumo. Pakeiskite juodą, nežinau, tamsiai žalia, tamsiai mėlyna, tamsiai bordo, o gal net ir išdrįsite baltą.
Daugybę atsakymų į šiuos ir panašius klausimus stilistė aprašė savo knygoje, kurią skyrė ne mados ekspertėms, o toms moterims, kurios nori atrodyti gerai. Tai yra, toks kaip, pavadinkim, tikrai vartojimo instrukcija, kaip atsikratyti to, ko tau nereikia, kaip turėti tai, kas tau tinka, kaip be streso keltis iš lovos, kaip be streso eiti parduotuvės ir neišleisti milijono. Ir vis dėlto, kaip reikia pažinti savo kūną, tada atsiranda atsakymai visus klausimus. Tai kas man tinka, kas man netinka ir kodėl. Taigi, po šių patarimų tikimės, kad jums bus lengviau atrasti savo stilių, susidraugauti su mados tendencijomis, pažinti savo kūną ir išspręsti daugybę stiliaus galvosūkių. Juk spintos naršymas gali būti viena maloniausių akimirkų. Ir patikėkite, rengtis tikrai yra ką.